Gruodžio 3. Kadangi tu išlaikiai mano kantrybę žodį, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Apreiškimo knyga 3 skyrius 10 eilutė. Tai ypatingas apdovanojimas tiems, kurie dabartinėme Laodikėjos periode su kantriu ištvermingumu bėga lenktynėse. Nors mes neturėjome privilegijos išvengti gundymo valandos, tačiau turime ypatingą kompensuojantį palaiminimą gyventi viešpaties paruzijos buvimo čia, laike. Galime džiaugtis draugystę su juo, džiaugtis jo mokymu ir viešpaties dalijamų dvasiniu maistu, kuris dabar yra maistas tinkamu laiku, dalijamų tokiu būdu ir tokiu mastu, kokiu nei vienas ištikimasis buvusiuose amžiuose negalėjo džiaugtis. Tačiau kaip galime ir tikėtis, ši pati didžiausia malonė proporcingai susijusi su pagundų valandos, išbandymų subtilumu ir aštrumu ateinančių visam pasauliui. Kantri ištvermė dabar reikalinga labiau nei kada nors anksčiau. Ši valanda pavadinta gundymo valanda todėl, kad tos valandos laike dominuoja dideli ir sunkus išbandymai, paliečiantys visą žmoniją, ypač tikrąją ir vardinę bažnyčias. Vardiniams ir tikriesiems Dievo žmonėms šie išbandymai yra sunkus, ypač veikianti 6 pagrindinėmis kryptimis: išpirkimo kainos atmetimo, netikėjimo kombinacionizmo, tiesos jungimo su babiloniškais metodais, reformizmo, prieštaravimų, kontradikcionizmo ir revoliucingumo. Nors Filadelfijos bažnyčia buvo apsaugota nuo šių ypatingų išbandymų, Laodikėjos bažnyčiai tenka juos patirti. Tačiau viešpats Laodikėjos periode savo ištikimiesiems suteikė ypatingą pagalbą, duodamas šviesą šiam laikui, viešpaties paruzijos ir epifanijos metu. Revoliucingumo požymiai gundymo valandoje veikia kartu su epifanija, aiškia šviesa, kuri parodo revoliucingumą ir daug kitų dalykų. Klausimai: kokius turėjau išbandymus šią savaitę, susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Kadangi tu išlaikiai mano kantrybę žodį, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Apreiškimo knyga 3 skyrius 10 eilutė.